Klaipėdos šilumininkai prognozuoja, kad jau pirmadienį uostamiestyje bus įjungtas šildymas. Uostamiesčio gyventojai apgulė socialinių pašalpų skyrius, nes daugelis su baime laukia sąskaitų už šildymą. Deja, užsiregistravus dabar eilė dėl kompensacijos ateis tik kitais metais. Kuo šalčiau, tuo daugiau žmonių būriuojasi Klaipėdos miesto savivaldybės socialinės paramos skyriuje. Klaipėdiečiai skuba susitvarkyti visus formalumus, kad už šildymą reikėtų mokėti mažiau. Pagyvenę žmonės sako, kad be kompensacijų būtų sunku išsiversti. Nenormalios, per didelės. Aš gyvenu 2 kambarių bute, tai man per daug yra nuo kvadratūros. Nenormalios, dėl pensijos dabar sumažino, mes pragyventi nebegalim. Maisto produktai kiekvieną dieną kyla. Kaip įsiversti? Pirmą šių metų ketvirtį šildymo kompensacijas gavo 3 000 daugiau klaipėdiečių nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Besikreipiančių lengvatų sparčiai daugėja, todėl tie, kurie kreipiasi kompensacijų dabar, savo eilės gali sulaukti tik kitų metų sausį. Kompensacijos gelbėja žmonės nuo skolų. Dar neprasidėjus naujam šildymo sezonui, žmonės legia ankstesnių metų skolos. Jos siekia 11 milijonų litų. Tas ekonominis sunkmetis turėjo įtakos mūsų klientų mokumui. Ir skolos suktelėjo ir rugsėjo 1 dienai skola siekia 11 600 000. Tačiau tai yra milijonų mažiau nei pernai. Ir džiugu tai, kad per šių metų birželį, liepą, rugpjūtį skolininkas sumokėjo, padengė 5 milijonus, tai yra 30% skolos. Pasak šilumos tiekėjų, palyginti su kitais didžiaisiais miestais, situacija Klaipėdoje nėra prasta. Čia šildymo kaina yra bene mažiausia. Tikimasi, kad šiemet ji neturėtų didėti. Tačiau tai priklausys nuo Rusijos dujų tiekėjų jų nustatytos kainos. Šildymo sezoną Klaipėdoje ketinama pradėti kitą pirmadienį. Švietimo įstaigos pradėtų šildyti jau šią savaitę.